Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną norėjau plačiau paanalizuoti dvi situacijas, kurios palies visus paslaugų tiekėjus, labiausiai galbūt grožio specialistus, nes mūsų gyvenime šiai dienai labai plačiai ši sritis yra tokioj didelėje apimtyje, ar ne? Todėl paanalizuokim dvi situacijas. Labai dažnai grožio specialistai turi labai daug žmonių, pas juos eilė jau prirašyta mėnesiui, dviems, bet jų paslaugos kaina yra nekintama labai ilgą laiką. Jeigu jie ir kinta, tai sulig tuo, kiek bendrai įvertinus infliaciją ar ne, vyksta pokyčiai, tai vat, kaip kūrą mes dažnai per kūro kainas ar ne, priedus kažkokius prie savo įkainių įkalkuliuojam. Tai va tiek galbūt, bet šiaip dažnai grožio specialistai lankosi seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, važiuoja kažkokias tobulinimosi stovyklas ir taip toliau, bet ta kaina ji nekyla. Eilė didžiulė, kaina nekyla. Kas vyksta iš kliento pusės? Einu į kitą poziciją. Iš kliento pusės vyksta tai, kad dažnai, kai žmogus gauna gerą paslaugą, kokybišką, jam norisi sumokėti daugiau. Nes jis viduje jaučia, kad yra tas tarpelis, kad ta paslauga labai gera, bet prašo, tiksliau įkainuota yra mažokai ir jis visada su malonumu ten palieka ar 5, ar 10, ar kaip ten pagal paslaugą eurų. Kaip ir tas žmogus laimingas, ir tas labai laimingas, bet mes su jumis kalbam apie skirtumus ir aš labiausiai norėčiau atkreipti dėmesį visatos prasme, kuo šie du modeliai skiriasi. Kai jūs per mažai įkainuojat savo paslaugą, visatai jūs parodot save kaip prastesnį negu galit būti specialistą, nes kaina turi atitikti paslaugą. Kai jūs gaunat papildomą tą arba atpinigį, arba kažkokį virš sumokėjimą iš kliento, tai jau ne jūsų uždirbti pinigai, tai jau kliento valia, klientas save stato į davėjo poziciją, jis jums duoda, jis savo daro gero, jis labai, kaip sakyt, tinkamai pradeda, kai duodu, tai ir gaunu, ar ne? O jūs nukenčiat, todėl kad jūs jau stovit prašytojo pozicijoje. Kai kaina atitinka paslaugą, jūs užsidirbot savo darbu, savo uždirbat pinigus. Kai jums už paslaugą sumoka mažiau, o tą kitą dalį duoda, tai jūs užsidirbot tik tiek, o kitą kaip paprašaiką gavot, kaip išmoką, kaip pensiją, kaip dar kažką, kaip kažkokį, kas visiškai, atkreipiu dėmesį, nesusijęs su jūsų darbu, ar ne? Visiškai nesusijęs su jūsų. Tai yra to žmogaus gera valia, jis auga, jis duoda, o jūs taip ir stovi toj vietoj. Tai noriu pasakyti vieną dalyką. Jūsų paslauga turi atitikti kainą. Jeigu jūs nedrįstate to padaryti, tiesiog šiek tiek kilstelėję kainą, jūs visada tą eilutę susimažinsit. Jeigu jūsų paslauga bus neverta tos kainos, žmogus pas jūs tiesiog neis. Svarbiausiai, ką šiuo video noriu atkreipti dėmesį, kad kaina nebūtų per maža už tai, ką jūs savo profesionalumu, paslauga ar kažkokiais kitais dalykais tam klientui davėt. Nes visa, kas viršaus, tai yra jūsų prašymas. O visa, kas yra įkainuota, tai yra tai, ką jūs gebat dirbti, kaip jūs gebat dirbti. Ir tą visą jūs užsidirbot. Tai šiandien šiek tiek norėjau parodyti, plačiai labai nesigilindama į visatos veikimo principus, bet kaip visata mato faktą. Nes jeigu mes gyvenam toj matematiniai matricoje, gamtos matricoje, tai visa tai, ką jūs darot, tai visatai yra faktas. Ir va tas faktas šiandien, apie kurį kalbėjau, turi dvi pusės. Kaip ir viskas turi
dvi pusės, taip ir šitie variantai turi dvi pusės. Tai linkiu visiems pagalvoti apie savo paslaugų kainas. Jeigu dažnai gaunat viršaus, panašiai tokiu žingsniu ir padidinkit kainą. Jeigu siečiau šią temą su savivertės klausimu, tai yra lygiai tas pats. Kai jūs gausit atitinkamą atlygį už savo suteiktą paslaugą, jūsų ir savivertė paaugs, todėl kad jūs pati dabar ją laikot lyg tose tokiuose spąstuose ir jie iš ten negali pati išeiti be jūsų pagalbos. Tai dar kartelį ačiū už dėmesį ir peržiūrėkit savo paslaugų kokybę ir įkainius. Ačiū.